Aišku, žaidėjai pavargo. Aš taip ir pagalvojau, kai nesumetėm baudų iki pratęsimo ir kai pratęsimas, tai pagalvojau, kad bus sunku, nes praktiškai ir Dimša, ir Masiulis be keitimų žaidė. Nebuvo jokios pagalbos iš Prano Skurdausko, esu labai jo nusivylęs, nes žaidėjas nori ant suolo sėdėti, ne aikštelėje kautis. Baudų metimai. Atrodo, kai apšilo kulnas Aisčio ekipos. Ir praėjusiam LKF taurės ketvirtuke pakišo koją ir dabar. Sunku ką pasakyti, bet treniruotės pataiko, būna varžybų, kur gerai pataiko. Žaidėjai jauni, aišku, psichologija daug ką lemia, nuovargis irgi lemia. Ketvirtojo kėlinio pabaigoje, kokį buvo sumanęs derinį, kai buvo lygiai 16 sekundžių, ar viskas buvo taip, kaip buvo nesumanę, ar kažkas ne taip buvo? Derinė, kad Paulius Belevičius žais 2-2. Žinojom, kad jie keisis ginamaisiais ir tą turėjo išnaudoti. Aišku, jis pasirinko vienokį sprendimą. Aišku, nėra lengva, nes jis tikrai šiandien mus labai trūktelėjo į priekį vienu metu. Ką komandai pasakėt per pertrauką, kad trečio kėlinio metu taip spurtavot į priekį? Sakėm, kad vis tiek jie pavargs. Turim aukštą tempą palaikyti, nes vis tiek jų yra vyresni žaidėjai ir vakar vakarė sunkias rungtynės žaidė ir aš galvoju, tai pasiteisino, bet jie turi daug tų keitimų ir mūsų pavargo ant pačio galo. Šį kartą visgi daugiau trūko jėgų ar sėkmės irgi? Ir to galbūt pritrūko, aišku, galėjom ir be pratęsimo laimėti reikėjo, aišku, baudas. Bet čia žaidimo dalis, negali kaltinti to žaidėjų. Jis visas jėgas atiduoda aikštelėj, yra jau kaip yra. Ar Motiejūno buvimas ar nebuvimas labai stipriai pakeitė komandos veidą? Ne, tai aišku sunku, nes visą sezoną žaidimas sukosi aplink Donatą ir dabar taip staigiai. Net vakar iš tikrųjų gal sunkiau komandai buvo, nes buvo pirmos varžybos be Donato ir vis tiek žaidimo ašis. Iki jo ateina kamuolys ir jis viens ant vieno gali apžaisti, gali iš tritašką įmesti. Varžovai išanalizavo ir kitaip žaidė, nuo mūsų ketvirtų numerių 5 atsitraukdavo.